Sporto gatvė, 14, Marijampolė, internetas Zebra ir Edita. Gatvė, Edita. Jo, Edita. Edita. Ir ji turi dukrą, kuris sėdi visada prie interneto. Nu, tai kažką nureguliavo. Kažką tai. Krenta mūsų kameros. Jeigu. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. A čia su Edita kalbu? Taip. Iš Zebros. Čia sporto gatvė, ne? Taip. Žiūrėkite, kas pas jūs su kompiuteriu darosi? O kas darosi jam? Aš nežinau, pas jūs pačai visiškai skarvarų, nesupranti, nesidiramina. Aš nežinau, kaip pas jūs gaunasi, bet aš bijau tiesiog skambinam jūs įspėti, kad neprilystų pas jūs virtualkingų visokių. Nes yra USB antras išėjęs. Ja, matot, aš bijau, kad... Aš su tuo kompiuteriu visai nedirbu, čia reikia mano vyrų klausti. Nu matot kaip. O jūs matau, dirba, tai aš dabar negaliu niekaip nepaklausti. Bet ten, žinokite, yra kaip pridirbta, aš bijau, kad kol grįš iš darbo jūsų vyras, gali būti, supranti, System 3 nuėjęs. Nes pas jūs, jeigu realiai real-time kalbant, tai yra pluginai išėję, PCI jūs, suprantikit, su midbandu nesimakrina. Gaunasi taip, kad pas jūs, sakau, prilys žmonių tada, jūsų ikonas, suprantikit, ištrins ir kas gausis tada? Tai aš dabar, žinokit, nesuprantu. Nes pas jūs, sakau, paraleliniai portai pas jūs yra išėję. Aš bijau, kad pas jūs išvoksta informacija, žmonės. A tai kas čia pridirba pas jūs? Aš žinokit, žinokit, aš iš vis nesuprantu, čia reikia su juo šnekėti. Ne, tai tvarkoj su juo šnekėti, bet tai klausykit, dabar tai jūs jau, dabar vat jums reikia daryti kažką tai. Nes aš sakau, sekama yra visiškai System 3 išėję, gaunasi template'ų terabaitai nutvytinti ir virtual memory galite iš viso ir vektorių prarasti. O tai galima čia tu dabar iš vis išjungti kompiuterį, išjungti ir aš jam greitai skambinu. Tai nėra skirtumo, pas jūs heuristikas, tai vis tiek bus įjungtas. Nes ką žinau, čia gal vaikai pridirba, ar kokį biesą, čia būna kartais, kai pornografiją žiūri labai. Tai šitie dalykai, ta prasme, grafikartai nueina iš hardisko. Viešpatie brangiausias, kad mes šitokių dalykų net nesijungiam. O jums būtų galima šito numerį paskambinti? Aš jums galiu paaiškinti, ką daryti. Aš jums galiu Klausykite, yra pas mane šitasgi. Jūs Frijako frontą nuėmėt? Ta prasme, realiai. Nes pas jūs yra fix pitch flippingas, yra visiškai, ta prasme, nudektintas. Ir dėl to, aš nežinau, aš galiu savo kolegą duoti, kad jums paaiškintų, ką daryti. Nes aš sakau, pas jūs dings informacija, tai po to mūsų nekaltinkit. Alio. Klausom. Girdit, ponė Edita? Girdžiu. Tai va, perjungiu tada aš jūs į sisteminio gedimo skyrių, jums paaiškins viską, gerai? Gerai. Ieva, ateik čia. Jau tu čia man kažką pridirbus tiem kompiuteriam. Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Sujungė mane čia. Skubus iškvietimas sakė. Taip. Ko taip vėlai dabar čia gendat? Aš žinau, kad nesuprantu, matot, aš su tais kompiuteriais išdirbau, mano vyras darbė yra. Visi taip sako. Aš žinot, kiek dabar valandų. Aš jau turėčiau namie būti. Taip nieks nesidaro. Gerai, aš jums padėsiu dabar, kad paukščių kalba nekalbėčiau. Gali dabar tą mygtuką paspausti, kuris yra tas didesnis ir dega. Pažiūrėkit. O tai kur man tą mygtuką ieškoti, aš žinau, kad... Priekį turi būti toks didesnis. Paspauskit, palaikykit kelias sekundės. Girdi, Giedriau, pas ją yra bitmapai išeiti iš butnetų ir gaunasi taip, kad browserio chat roomo, ta prasme, negaudo DMMS-ų. Ir tu pasakyk jai, kad realiai DTP, tu matai pats, yra DTP yra sugedęs. Ir aš tiesiog sakau, kad Ezaino fix pitchas gali būti nuėjęs. Tai kad pas ją neprilystų flopsų, tai tegul geriau heuristika susitvarko. Gerai, supratau, viskas. Pone, heuristiką tvarkysim. Aš čia nieko nesuprantu, viešpatie brangiausias. Ar įjungėt?
Aš nežinau, kur man reikia nueiti, prie pačio kompiuterio. Yra ta didelė dėžė, vadinama hermeutinė. Nu. Čia matot, pas mus yra ir nešiojamas yra kompiuteris, yra ir ta didelė dėžė. O kuris dabar veikia? Kuris rodo paveiksliukus? Aš taip dabar kalbėsiu. Veikia mano mergaitės kompiuteris. Mergaitės. Ar galite prie kompiuterio? Pas jūs turėtų vokalinę funkciją veikti. Žodžiu, jeigu sakote į kompiuterį tam tikrus žodžius, turėtų atsistatyti. Giedriau, greičiau, pas jūs Midori išėję. Pas juos Elalu išėję, pas juos jau lenda, viskas. Gerai tvarkau, viskas ok. Įjunk bitportinį tą funkciją. Čia Pink Bridge'as jau nuimtas, kaip aš tau išjungsiu? Davai greičiau. Pas juos... Gerai, viskas. Pas juos susilydys viskas, tai bus viskas. Davai greitai surpeisink, kokiais kiems. Edita, ar galite į kompiuterį dabar... Yra tokia funkcija. Mano mergaitė verkia Dieve kelių savaičių, aš nežinau, ką man čia daryti, aš visą pasimėtus dabar. Mes jums skambiname iš radio stoties Zip FM. Jūsų vyras kiaulė užregistravo, norėjo jūs išdurti. Alio, Edita. Su jūsų, žinokit, kompu nieko nėra blogo. Edita, come on. Tai gerai, jūs jam pasakykit, kad jūs duras visai. Mes jam pasakysime. Dieve mano. Koks vardas vyru. Žodžiu, taip gavosi, kad... Nu va. Vyrelį mielas. Mes irgi pasistengėm, bet turėjai vertinti savo žmonos kompiuterio sugebėjimus. O Jėzus. Turėsi dabar nešt gėlių, turėsi. Aš įsiduoju, moteris, žinai, vaikas verkia. Jėzus Marija. Kai išvedėm. Reikia tokios raminančios dabar dainos. Jo, dėka nors. Gaila, tas moters, tokia faina. Žiauriai gaila, bet man atrodo, kad mes tiesiog jau šičia galbūt... Ne, viskas normaliai šiaip tai. Nes kartais būna nedaspaudžiam, kartais perspaudžiam, va tokį sunku surasti... Jo, mes čia pasistengėm, aš taip galiu pasakyti. Žodžiu, slėpkit peilius kočėlus namie. Ai beje, jeigu mergaitės kokios mums paskambina.